Kartą žmonėms reikėjo priimti labai sudėtingą sprendimą. Žmonės turėjo 5 alternatyvas ir reikėjo nuspręsti, kuri iš jų geriausia. Susirinko išminčiai iš viso pasaulio ir tarėsi. Pirmasis prabilo krikščionis. Jis nurodė, kad pirmoji alternatyva geriausia ir reikėtų rinktis ją. Argumentų neturėjo, tiesiog patikslino, kad jis taip tiki. Tuomet prabilo musulmonas. Jis nurodė, kad antroji alternatyva geriausia ir reikėtų rinktis ją. Argumentų irgi neturėjo, tiesiog patikslino, kad jis taip tiki. Žmonės nebuvo patenkinti, kol kas aiškiau nepasidarė. Prabilo humanistas. Jis nurodė, kad trečioji alternatyva geriausia ir reikėtų rinktis ją. Ji geriausia, nes labiausiai prisidės prie žmonių, tai yra mūsų gerovės, progreso ir laisvės, argumentavo jis. Tuomet prabilo egzistencialistas. Jis atkreipė dėmesį, kad nereikia ieškoti bendro sprendimo. Kiekvienas gali individualiai pasirinkti, kaip jam atrodo geriau. Katalikas gali rinktis pirmąją alternatyvą, musulmonas antrąją, o humanistas trečiąją. Kiekvienas turi apsispręsti pats, kas jam yra geriausia. Tuomet prabilo nihilistas. Jis pastebėjo, kad nors alternatyvos ir skirtingos, nėra būdų įvertinti, kuri alternatyva geresnė. Todėl visiškai nesvarbu, kurią žmonės pasirinks. Visos jos vienodai geros arba vienodai blogos. Nihilistas pasiūlė paprasčiausiai traukti burtus. Žmonėms vis dar nepasidarė aiškiau, tačiau kantrybė seko. Ir tuomet prabilo paprastas žmogus iš minios. Mes vis dar nežinome, kuri alternatyva geriausia, teisingai? Teisingai sušurmuliavo aplinkiniai. Bet gali būti, kad ateityje sužinosime teisingai? Teisingai. Tuomet geresnė ta alternatyva, kuri palieka daugiausiai laisvės ateityje sprendimą pakeisti. Logiška sušurmuliavo aplinkiniai. Jeigu ir tau atrodo logiška, kviečiu pažiūrėti daugiau mano turinio.